Daugelį šeimų sekso kalba yra tabu. Žmonėms gėda apie tai kalbėti, jie bijo apie tai kalbėti, apie savo norus, nenorus, kaip jie norėtų, kada jie norėtų, ko jie nenori, pavyzdžiui, pasakyti, ne? Tai yra nepasakoma, nes bijoma. Va čia, kaip sakė, kaip moteris turi daugiau duoti, nes išeis pas kitą. Tai man toks kažkoks kaip vyra tą laiko, kaip kiaulė kokią nors ten, va tas gyvulinis instinktas, žodžiu, tu jį pamalonink, va kad jis liktų namie. Nu, man čia tokia tarybinių babučių, nežinau, kalbos kažkokios. Ir aišku, apie sąmoningumą, tai čia kalbos jau nėra iš vis. Laikyti va tą vyrą, ne, kad tik jis neišeiti ir bijoti pačiai. Galbūt tu net nenori pati to sekso, tarkim, tą dieną, bet tu vis tiek lipi ten ir kad tik jis neišeiti. Tai va matot, va čia irgi, kaip ir sakiau, kad ta, kuri nepasitikė savim, jinai ant to sekso jai akis aštri yra. Va šita tema jai yra aštri. O ta, kuri pasitikė savim, tai sakytų, gerai, mažai jam, o man normaliai, pavyzdžiui, ir jam mažai, tai tegu eina. Turiu menį nepasmylužės, bet tegu eina ieškoti kitos moters, su kuria jam bus gerai. Reiškia, žiūrėkit, jeigu vyriškis išeina pas kitą moterį dėl sekso, tai reiškia, tokia moteris esi jam visai neįdomi.